Labadiena visiems. Aš prašyčiau nesistebėti, kad mes atėjom keletas iš kompanijos. Tiesiog paskutiniam kalbėtojui paprastai leidžiama truputį pajuokauti. Mes tiesiog dirbame tokiame sektoriuje, kur daug klausimų yra sprendžiama už mus. Mes turim labai stiprią reguliavimo instituciją, kuri mus prižiūri nuo ryto iki vakaro, todėl jeigu mes ir nebūsim savo tiesioginėse darbo vietose, tai jie sutvarkys geriau negu mes tos visus reikalus, todėl mes šį kartą atėjom keliese, kad galėtumėm atsakyti jūsų visus klausimus. Aš kai kur labai trumpai, nes prašė daugiau sustoti ties planais, tad pabandysim taip ir padaryti. Gal tik tai keletą esminių dalykų norėčiau priminti, kad kompanija gyvuoja nuo 61 metų, kada buvo gamtinės dujos įdiegtos į Lietuvos ekonomiką. Privatizavimas buvo 2 etapais, kaip jūs žinote. Pirmiausia, strateginis investuotojas, po to gamtinių dujų tiekėjas. Kaip neatskiriama dalis privatizavimo sutarties buvo ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo sutarties pasirašymas. Reiškia ir galbūt vienas faktas, kurį dažnai pas mus nutylima, kad šalia to, ką abu akcininkai sumokėjo už nekontrolinius paketus, berods, kiek aš prisimenu Lietuvos privatizavimo istorijoje pirmą kartą, kada akcininkai po to dar įnešė pinigus kaip apyvartinį kapitalą, išleisdami papildomas akcijas ir suteikdami įmonei galimybę susitvarkyti su milžiniškomis skolomis, kurios privatizavimo momentui buvo beveik didesnės, vos net trečdalį negu įstatinis kapitalas. Šiandieną mūsų grupę sudaro mūsų kompanija ir atskirtas mūsų dukterinė bendrovė, nedidelis mokymo centras Palangoje, taip kad kai jūs girdite kartais bravuruojant mūsų politikus, kurie šneka, kad į tarifus gyventojams yra įtraukti kažkokie tai poilsio namai ir panašiai, tai paprasčiausiai netikėkit, nes tai yra senai netiesa ir tai yra daugiau negu 15 metų padaryti. Akcininkų struktūra po įstatinio kapitalo padidinimo atrodo taip. Atkreipiu dėmesį, kad dažnai susidaro įspūdis, kad valstybė pas mus nedalyvauja, nes kai kalba kas nors iš politikų, atrodo, kad jie nieko nežino, nieko nesupranta, planai reiškia, kas čia vyksta. Noriu pasakyti, kad jie turi pakankamai daug akcijų, dalyvauja ir turi pozicijas valdyboje ir kitose valdymo organuose. Taip, kad tai taip pat yra vienas iš blefų, kurie kažkodėl brukami per jėgą visuomeniai. Esminiai dalykai labai trumpai, kaip charakteristika, darbuotojų skaičius. Vartotojų turim beveik 550 tūkstančių. Dujotiekių tinklų kartu sudėjus skirstoma ir magistralinį dujotiekį beveik 10 tūkstančių. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Turtas dabar, kaip matot, sudaro daugiau kaip 2,5 milijardo. Na ir mūsų visą veiklą reglamentuoja kaip ir kitų sektorių įstatymai. Jokios paslapties nėra, kad mūsų ambicijos yra tapti geriausia energetikos sektoriaus įmonė ir visiškai nenoriu bravuruoti, bet pagal daugelį parametrų, ypatingai techninės veiklos parametrų, mes jau šiandien esame tikrai geriausi. Aš turiu minty techninės politikos klausimus, sutrikimus ir aplamai technologinio proceso valdymo prasme. Misija mūsų pagrindinė yra saugiai ir patikimai tiekti gamtinės dujas, kad visiems vartotojams būtų galima ar verslui, ar gyvenime patogiausiai susitvarkyti savo klausimus. Norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų stiprybės ir jos iš tikrųjų yra akivaizdžios. Tai strateginė mūsų padėtis sektoriuje. Mes taip pat turim integruotą sistemą su Baltijos kitų šalių dujų kompanijomis, fiziškai aš turiu minty jungtis. Mes esam stabili finansiškai, atsakinga socialiai kompanija.
lyderio poziciją rinkoje. Manau, kad tiek mums, tiek verslo tęstinumo prasme, tiek visai Lietuvai, vartotojams labai svarbu tai, kad mes esam tranzito šalis, o tranzitas į Kaliningradą šiandien yra daug daugiau negu bent kokie kiti saugumo susitarimai ar dokumentai, kurie pasirašomi politinėme lygyje. Taip pat mes šiandieną turim prieimą prie Latvijos požeminio dujų saugyklos ir galime, jeigu vartotojai norėtų, pakankamai didelius kiekius atsargų laikyti Latvijos dujų saugykloje. Ir kaip žinote, galiu priminti, mes turime sutartį iki 2015 metų, nors jeigu paskaitysit mūsų spaudą ar televiziją, tai dažnai išgirsit, kad kitais metais dujos Lietuvoje baigėsi ir jų daugiau nebus. Ir kad tai kažkodėl sutampa su Ignalinos uždarimu, iš tikrųjų yra visiškai ne taip. Kontraktas yra iki 2015 metų, aš paskui parodysiu perspektyvą, su galimybė jį pratęsti ir mes esame faktiškai baigiamojoje fazėje. Vienintelio dalyko, ko mums trūksta, valstybės prognozių dėl laikotarpio po 15 metų, kad mes galėtumėm įdėti į prognozes. Galimybės taip pat jos visiškai aiškios. Manau, kad tai irgi yra pozityvūs dalykai žiūrint į mūsų veiklos ateitį. Pagrindinės rizikos, aš sakyčiau, visiškai neprognozuojama rizika su atsakomybės jokios nebuvimu, tai yra reguliavimo ir politinė rizika. Konkurencinė rizika, tai kiek tai surišta su alternatyviais kurais, apie kuriuos, reiškia, kažkodėl nenorima kalbėti, bet iš tikrųjų mes labai stipriai konkuruojam tiek su naftos produktais, tiek su elektros energija, tiek su alternatyviais dalykais, kurie, manam, labai stipriai subsidizuojami. Kažkodėl niekas nekalba apie tai, kiek subsidijų yra sumokama biodegalams, kiek sumokama vėjo jėgainėms ir kodėl tai brangiai kainuoja elektros energija. Viskas yra suvedama labai primityviai tik į dujų kainą. Bet kad milžiniškos sumos nueina mokant už elektrą taip pat šitoms alternatyvoms, apie tai taip pat niekas nekalba. Na, makroekonomika, aš manau, kaip mums, taip ir jums visiems labai aktuali. Dujų importo sutrikimo rizika, aš manyčiau, kad daugiausia čia galbūt ne techniniai dalykai mus gazdina, bet mus gazdina vis dėlto politinė rizika, todėl kad dujos į Lietuvą šiandieną patenka per Baltarusiją ir mes prisimenam 3 metų istoriją, kaip atsitiko, kada politiniai sprendimai buvo padaryti ir nutrauktas dujų tiekimas. Techninę riziką mes pilnai prognozuojam, kaip beje ir terorizmą. Tai yra labai aiškus dalykai, yra aiškus objektai ir yra labai aiškus pasiekmių likvidavimo planai, kuriuos galima nedelsiant įgyvendinti. Valdymas pas mus yra racionalizuotas įvertinant akcininkų struktūrą ir iš esmės valdybos funkcija yra kaip daugelį kompanijų stebėtojų tarybos funkcijos, o visa atsakomybė už sprendimus esminius ir už kasdieninius ir dalis valdybos funkcijų yra patikėta generaliniam direktoriui. Vidiniai įmonės pokyčiai yra šiandieną, nes mes visus tos 7 metus po privatizavimo darėm visą eilę labai rimtų pokyčių kompanijų ir šiandien iš esmės vidinis atskirimas veiklų yra de facto. Vienintelis dalykas, tai aš turiu minty, perdavimo skirstymo operatoriaus funkcijos pilnai atskirtos funkcionaliai įmonė ir pardavimas, kurioms vadovauja kolega Jochimas, taip pat yra visiškai atskirtos. Dėl ko mes sustojom toliau? Todėl, kad sekantys žingsniai, ir aš tą noriu labai aiškiai pasakyti, jeigu mūsų vers dirbtinai atskirti ir suskaldyti kompaniją į 3 kompanijas, tai išaugs milžiniškus kaštus ir visas tai guls ant vartotojų pečių, todėl mes politinės atsakomybės už šitus dalykus neprisimsim ir lauksim toliau politinių sprendimų. Pagrindinė veikla mūsų yra licencijuojama ir mes šiandieną turime licenzijas visoms reikalingos veikloms. Transportavimui, kaip matote, mes esame vienintelis sistemos operatorius turintis licenciją, tai yra nacionalinį tinklą galime vystyti mes. Skirstomaisiais dujotiekiais, kaip matom, mes turim 41 licenciją iš 44 dujofikuotų teritorijų.